Anekdotas kaip patarimas studentui, kokiam nors šį arba savaitgalio vakarą galėsite pasinaudoti. Panelė, mergaitė, gal norėtumėte užsukti pas mane arbatos ar kavos puodelį, o vėliau apžiūrėti miegamojo lubas. Nu, žinau, kažkaip tau netinka barzda. Nu, nelabai man. O tai kodėl? Nu, net nežinau, Janina. Končita, Janina. Tėvas sako savo sūnui. Tėvas ar tėvas? Tėvas. Tėvas sako sūnui. Paukštelis man pačiulbėjo, kad tu pradėjai vartoti narkotikus, sūnau. Ko? Sūnus sako, nu, tėveli, tu kalbėsi su paukščiais ir dar sakai, kad aš vartoju narkotikus. Paukštelį pačiulbėjo. Paukštelis pačiulbėjo. Dvi blondinės barasi, pykstasi, žodžiu. Tu durnėsi, supranti? Nu, tu pati kvaiša, durnė. Ne, tu durnė. Prieina trečia jų draugė, brunetė ir sako, merginos, Jėzus, nusiraminkit, nesipykit. Jūs abi teisios. Lygų. Galvojau, kad pas mane pagaliau atėjo laimė, bet pasirodo tai yra patirtis. Apie humanitarus. Sako, anksčiau humanitarais vadindavom tuos, kurie rašydavo eilėraščius, mokėjau daug kalbų, o šiandien humanitaras yra toks, kuris nebemoka atmintinai daugybos lentelės. Anekdotas apie Tinderį turbūt. Žinok, senį vakar prisilinksminau. Gal nusivizduoju, žinutė iš nepažįstamo numerio. Negaliu tavęs pamiršti. Šakės, aš tai negaliu prisiminti. Čia savaitgalinis. Taip. Sako, mes savo viršininką galėtumėm ant rankų nešioti. Tik būtų gerai, kad jis būtų tokiai mediniai dėžiai. Siaubas. Nu, čia toks juodas. Dar vieną turėjau paskutinį, čia turbūt. Bosas įeina ir pamato, kad visi darbininkai rūko. Nu, vyrai, aš jums nesakiau, kad darbo metu rūkyti draudžiama, pabaka. Visi choru. O tai kas dirba, šefė, ką? Kas dirba? Mano subtilus apie technologijas. Žodžiu, bobutė, kuri išmoko naudotis internetu, sukėlė skandalą elektroninėje sodros eilėje.